Taigi, Lietuvos liaudės partija, ponas Eduardas Vaitkus. Labas vakaras pirmiausia. Ir jūsų šūkis Lietuva neparduodama nei rytams, nei vakarams. Ką reiškia toks šūkis? Ar yra požymių, kad ją kažkas bando parduoti? Jūsų atmintis labai trumpa. Aš tai prisimenu, kaip prieš 30 metų Lietuvos valstybė, įstatymas buvo keičiamas, daugkartinai keičiamas, Seimas keitė, kad galėtų padovanoti Mažeikių naftą privačiai kompanijai, kuri neužsiema naftos bizniu. Tai jūs vadinate tai nepardavimu, o aš vadinu pardavimu. Ir mes buvome išduoti jau labai seniai. Prisiminkite konstitucijos laužimus, daugkartinus. Ne vienkartinai, o daugkartinai. Prisiminkite aferas, machinacijas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Prisiminkite Lietuvos žmonių nuomonės neklausimo apie atominę elektrinę, pavyzdžiui. Išvedimas ir vartaliojimas, politinė prostitucija. Tai ne parsidavimas ir neišdavimas, o aš vadinu išdavimu. Ir užtat mūsų šūkis yra toks, mes neparsiduosime daugiau. Nei rytams, nei vakaram. Jeigu jūs traktuojate, kad parsidavimas vakaram yra gėris, tai aš sakau, laisvė ir nepriklausomybė yra gėris. Ir šiais metais pirmą kartą yra galimybė Lietuvos žmonėms per 30 metų arba pasirinkti vieną iš sisteminių partijų, kur čia yra, kurios keičia švarkelius ir skvernelius. Arba pasirinkti vienintelę naują politinę jėgą, kurią cenzuravo LRT, jūs cenzuravote, kurią cenzuravo Vyriausia rinkimų komisija, kurios nuomonės jūs nespausdinat, jūs LRT nespausdinat, kurios nuomonė už pinigus reklamą atsisakė skelbti žinių radijas. Tai Lietuvos žmonės pirmą kartą gali pasirinkti arba sisteminę jėgą, arba naują nesisteminę, kuris stovi šitai sistemai vidury gerklės. Ir mes jai sakome, gana, gana, labai aiškus pasakymas. Leisit repliką dėl melo, kurį paskleidėt. Aš tik meluoju, daugiau nieko neveikiu, bet dabar yra klausimas. Ne, tai tada paskui man replika apie jūsų melą. O dabar atsakau. Maisto produktų kainų PVM reikia mažinti iki 5% mažiausiai, nes jeigu žmogus nori valgyti, tai nereiškia, jį reikia bausti, arba kaip Šimonytė sako, jis sutinka mokėti, nes jis valgyti nori. Kai žmogus nueina į banką ir perka akcijas, jisai PVM nemoka. Tai bet nepakanka mažinti PVM maistui, reikia sumažinti ir maržas. Jeigu vaistų kainų maržos yra reguliuojamos ir vaistiniai, ir vaistų didmeniniai įmoniai, tai šito neduok dieve negalima padaryti su didžiaisiais prekybos tinklais. Galima, jeigu tam yra politinė valia. Maisto kainų nepakanka sumažinti PVM. Reikia kūrui, benzinui, reikia sumažinti PVM ir kitom energetiniam prekiam. Aš priminsiu tik tai, kad Landsberginė partija su visų pritarimu laikinai padidino PVM. Ir tas laikinai tęsiasi iki dabar, paskui Seimo pritarimu. Tai laikinai pasidaro pastoviai. Ir infliacija, kurią ir sąlygojo Lietuvos vyriausybės politika, nes infliacija tai yra pinigų kiekio masės padidėjimas. O prekės brangsta dėl to, kad yra infliacija. Ir maisto produktų kainų pakilimas, jeigu pasižiūrėsit visoje Europoje, ir infliacijos rodikliai pas mus buvo, mes pirmaujantis buvom, nes turėjom kažko pirmauti. Infliacija tai yra Lietuvos žmonių santaupų pavogimas. Jūs pavogėt santaupas per savo monetarinę politiką, per savo finansinę politiką iš visų Lietuvos žmonių. O dabar sakote, mes jums pridėsime papildomai kažkiek tai litų prie jūsų pensijos ar prie atlyginimo ir jūs kompensuosite. Netiesa? Aš atsakau tik tai premjeriai Šimonytei, kad kainų šuolis dėl energetikos kainų buvo Lietuvoje. Reiškia, Prancūzijoje to kainų šuolių nebuvo, reiškia, Vokietijoje nebuvo, reiškia, Olandijoje nebuvo. Mes galbūt pamirštam, kad tada mes Lietuvos žmonės už dujų 1 kubinį metrą mokėjome kartu su valstybės dotacija €92 centus, kai tos dujos kainavo 40-50 centų. Bet apie šitą geriau pamiršti ir apkaltinti Europos kainas. Ir
Aš noriu tik tai atsakyti Ingridai Šimonytei, kuri pasakė, kad viešasis gyventojų pajamų mokestis yra tam, kad viešasias paslaugas žmonės gautų. Tai noriu paklausti, kodėl valstybė, pavyzdžiui, už pensininkus sveikatos draudimo mokestį sumoka 2 kartus mažesnį, negu sumoka standartinis dirbantysis. Tai šitas mano teiginys visiškai prieštarauja jūsų idėjai, kad gyventojų pajamų mokestis dėl viešųjų paslaugų. Ir tai buvo dešimtmečiais. Valstybė mokėjo mažiau. Apmokestinti negalima vienodai. Jūs būtinai atsakysit, bet dabar dar duokim ratą apeiti, ponui Zokas baigs. Nors aš pas jūs šiandien atvažiavau su elektromobiliu, tačiau paramos skirti jiems negalima, nes tai pritariu Šimonytei, būtų tiesiog nepadoru. Lietuvos automobilių parkas yra vienas seniausių. 10-12 metų senumo mašinomis važinėjame. Tai gal geriau jeigu būtinai kažkam reikia šitą biznį daryti, tai gal geriau panaudoti kitas transporto priemonės, kurios yra pigesnės ir kurios neprotestuoja ir jos nesudaro problemų dėl žaliosios vadinamosios energetikos, nes elektromobiliai labai didelis klaustukas ir daug įrodymų, jie nieko neprisideda prie žaliosios energetikos vystymo arba pasaulinio klimato atšilimo sustabdymo. Tai neabejotinai negalima remti. Taikinga užsienio politika, o ne siekimas nugalėti kaimyninę šalį, taikinga užsienio politika ir gali atnešti vienintelį saugumą ir sėkmę ir tokiu atveju mes tuos pinigus galėsim panaudoti socialiniam reikmėm šalies viduje, kai 200 000 Lietuvos gyventojų gyvena žemiau pragyvenimo minimumo. Po 150 eurų kas mėnesį visiems 200 000 pridėkime prie pensijos ir tai bus mažiau 100 milijonų, negu mes pažadėjome kasmet Ukrainai skirti, kuri kalbėjo ir Vokietijos karo ministrė prieš kelis metus spalio mėnesį, kuri pasakė, kad atominis ginklas Lietuvos oro erdvėj būtų vertintinamas kaip Rusijos atgrasimo priemonė. Aš esu prieš tokią atgrasimo priemonę, kuri prieštarauja Lietuvos konstitucijai ir kuri nesuderinama su blaiviu protu. Jūs paminėjote, kad negalioja susitarimai su Rusija, bet jūs sąmoningai pamiršote, kad ir Prancūzijos ministro ir Vokietijos ministro parašas viešai buvo pasakytas. Susitarime padėtas parašas buvo tam, kad apgauti ir kad laimėti laiko. Tai su Rusija negalioja susitarimai, o su anom šalim galioja. Racionalus politikas Putinas, tai pasakė Prancūzijos prezidentas ir Vokietijos kanclerė. Jis nori išlikti valdžioj, tai visas jo racionalumas. Jūs už jį geriau žinote, supratau. Ponai, leiskite jūs. Klausimas yra toks iš 2 dalių. Kaip manote, ką Kremlius nori pasakyti tokiomis provokacijomis, kaip dronų nukritimai arba netyčiniai raketų įskridimai rytinėme NATO flange? Ir antra dalis, kaip siūlytumėte elgtis, jei kokia nors rusų ar baltarusų raketa ar dronas netyčia įskristų ir nukristų Lietuvos teritorijoje? Pone Vaitkau. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis labai aktyviai sakė, kad Rusijos lėktuvas paleido raketą, Rusija paleido raketą ir jinai nukrito ir užmušė žmogų Lenkijoje. Jis aktyviai apie tai aiškino. Amerikos prezidentas pasakė, būdamas Kinijoje, ne, tai ne Rusijos raketa. Prezidentas Zelenskis sakė, Rusijos, reikia imtis priemonių. Ne, tai ne Rusijos, tai jūsų raketa buvo. Tai aš dabar kalbu, jeigu mes norime pradėti 3. pasaulinį karą, tai mes jį galime pradėti. Mes einam link to, paruošdami Lietuvos žmonės, aiškindami, kad nebijokite karo. Karas netaip jau blogus, nes reikia pradėti kariauti, nes vis tiek mums reikės pradėti. Tai tada mes galime numušinėti raketas ir Rusijos teritorijoje, ir Ukrainos teritorijoje, ir kur tik norim. Čia klausimas politinės valios. Mes siekiam taikos ir visuotinio susitarimo ir saugumo, ar siekiame nugalėti mums netinkamą šalį? Tai nenumušinėjam. Taip, toks atsakymas. Jeigu norim pradėti karą, 3. pasaulinį, tai numušinėjam. Jeigu nenorim to karo, o norim taikos, tai tokiu atveju numušinėti negalima. Prisiminkite, kaip buvo sakoma, supratom, kad iš pone Vaitkau, Lenkijos lėktuvai kariniai kils. Dabar ponas Zokas toliau.
Pone Vaitkau. Aš priminsiu, kad mes ginčiamės visai be reikalo iš esmės. Yra tam tikros procedūros, kaip turi būti pakilama, kaip turi būti signalai nusinčiami ir tada, kada numušama ir kaip numušama. Čia yra procedūros ir jas reikia vykdyti. Aš noriu priminti rimtesnį dalyką. Kai Amerika 2000 metais paskelbė totalinį visuotinį karą terorizmui, dabar pripažįstama neabejotinai. Be diskusijų visi pripažįsta, kad pradėjus karą prieš terorizmą, terorizmo pavojus daugkartinai išaugo. Lietuvoje prieš 4-5 metus, lyginant su dabartinė padėtim, mes dvigubai padidinom išlaidas karo reikmėm, gynybos reikmėm. Ir to pasekoje Lietuvos saugumas nepadidėjo, o sumažėjo. Tai reiškia, ryšys yra tiesioginis, kad mūsų politika, kai mes atsisakėme ir pasakėme, kaimyninės šalies saugumas ne mūsų reikalas, nors buvo pasirašyti dokumentai, kad visų mūsų saugumas yra visų bendras Europos reikalas. Toks ryšys. Pone Vaitkau ir tada ponas Zuokas. Aš dėl termino atgrasimas, kaip Šimonytė sakė, pagerėjo dabar, sustiprėjo atgrasimas. Šitas frazė sako, kad jūs žinote Rusijos vadovų poziciją. Jie norėjo pulti, bet dabar jau nori Lietuvą pulti mažiau. Arba sakote savo nuomonę, savo vaizduotę, savo kliedesius, kad atgrasimas pagerėjo. Aš priminsiu Pavilioniui, kuris čia sėdi, kaip jisai sakė, vakare 10 valandą tiesioginiai transliacijai, kad Rusija ruošia prie Vilniaus karinę invaziją į Lietuvą. Ir čia pat ir toj pat greitai gali tai įvykti. Čia buvo prieš 5 ar 6 metus jūsų šitas pasisakymas, kai jūs buvote ambasadorius. Tai prieš 8. Daugiau nėra ką apie ką kalbėti. Ponas Pavilionis neturės ką pasakyti. Tiesą pasakius, Rusija užpuolė Ukrainą, jeigu jūs to nepastebėjot. Tai Lietuva užpuolė prie Vilniaus, supratau. Lenkijoje tiek. Pirmasis NATO generalinis sekretorius labai tvarkingai aiškiai pasakė, NATO yra sukurtas tam, kad Amerika būtų Europoje, kad Vokietija būtų po padu ir kad Tarybų sąjunga būtų išmesta iš Europos. NATO atstovauja Amerikos interesus Europoje. Tai elementaru ir normalu iš Amerikos pusės. Klausimas, kodėl mums reikia svetimos jėgos šičia, jeigu mes galime gyventi visi Europoje draugiškai? Jeigu mes nenorime gyventi, jeigu yra politinis užsakymas, ekonominis biznio užsakymas, kad mums nereikia gyventi, nes karas yra labai pelningas biznis, taigi nuostabus biznis, tai tokiu atveju aš esu už tai, kad Lietuvos žmonės pasirinktų arba kariaujam, arba taikiai gyvename. Ir aš esu už taiką. Siūlytumėte, nuo kada tada įvesti visuotinį šaukimą ir ar tarnauti turėtų ir moteris? Profesionali kariuomenė, o visuotiniam šaukimui nematau jokios prasmės. Pinigų įsisavinimui matau prasmę. Čia kaip gydytojai, kurie kas 5 metus turi tiek tai valandų specializaciją kelti. Tada kas 3 metus, kas 5 metus, tuos pačius visus vyrus, 100 000, 200 000 vyrų mes paimkime ir vis šaukime į kursus ir vis mokykime. Nes naujos technikos atsiras, naujų dronų atsiras, kaip bombelės numesti pamokysim. Ir vėl, jeigu taikinga Lietuvos politika, tai karui skirti pinigų reiks mažiau. Ką darė? Kaip gerai pasisekė Japonijai po Antro pasaulinio karo. Jos pavyzdys gali mus pamokyti. O patriotinis ugdymas nuo mokyklos ir nuo darželio apie Lietuvą, mūsų tėvynę, vaikam aiškinti ir ugdyti, kad tik tai Lietuvoje mes esame savi ir čia mes galime jaustis saugus. Tai šitą reikia ugdyti ir mokinti. Taip, dabar metas replikoms. Matau, kad Ingrida Šimonytė nori reaguoti. Aš tai nesuprantu, kam ponui Vaitkui profesionali kariuomenė, nes jisai gal neparsiduos, bet jau pasiduotų tai aiškiai, kad yra nusiteikęs, net nesuprantu, kam jums reikalinga ta profesionali kariuomenė. Beje, Japonija yra labai geras pavyzdys. Todėl, kad tiesą sakant, Japonijoje dabar diskusijos dėl visiškai kito požiūrio į gynybą vyksta labai intensyviai. Ir gal jūs nelabai tuo domitės, o tie, kas domisi, tai tikrai žino, kad grėsmės yra pakitusios taip pat ir Indijos Ramiojo vandenyno regione. Prašau, ponia Vaitkau. Dėl Japonijos atsakysiu, jūs čia specialiai nutilėjot 40 metų po Antro pasaulinio karo, ar ne? Specialiai. Tiesiog, kad dabar pats...
Po 40 metų yra dabartinis laikotarpis, kuris yra kitoks. O aš kalbėjau apie 40 metų, kuris buvo Japonijos aukso amžius. Ir aš taip pat kalbu apie tai, kad Japonijos valdžia nusileido Amerikos reikalavimui ir sužlugdė savo ekonomiką, kai Japonija padarė ekonominį stebuklą. Ir Amerikos valdantiesiems tai netiko. Ir tai yra visuotinai irgi pripažintas faktas. Tai jeigu mes valdžioje turim išdavikus, tai tada bus taip, kaip jūs sakote. Mes pasirengę būsim vykdyti svetimų šalių valią ir nusispjauti ant Lietuvos žmonių intereso ir jie bus galbūt aukojamos avytės. Nes kažkam to reikia. Ir Lietuvą paversime mūšio zoną. O aš esu prieš tai, nes mes visi esam žmonės ir galim susitarti ir su visais kaimynais. Betgi negali, kai žmonės nori pašnekėti. Pone Vaitkau, jūsų eilė. Bus kokiu vietoj. Aš klausau ir savo ausim netikiu. Premjerė sako, Putinas ne žmogus. Ne žmogus. Žmogėdra, senasis Landsbergis pasakė. Ten žmogėdrų šalis. Jie ne žmonės. Juos žudyti galima. Aš atsiprašau oficialiai savo tinklalapį visos lenkiškai kalbančios Lietuvos bendruomenės. Aš atsiprašiau rusiškai kalbančios Lietuvos bendruomenės už šitą Lietuvos išdavikų valdžios poziciją. Už šitą Lietuvos valdžios poziciją, kad galima žudyti kitataučius, kurie mums nepatinka. Nes tai, kaip Pavalinskas pasakė prieš 4 metus, tai buvo pakelta į valstybinį rangą. Ir jūs pakartojote, Putinas ne žmogus. Pradedant nuo Valdemaro Tomaševskio. Putinas ne žmogus, jūs pasakėte. Kas yra Arūnas Valinskas? Arūnas Valinskas Seimo pirmininkas, kur yra jūsų sūnus, jo sūnus yra jūsų frakcijos narys. Jisai agituoja už konservatorių Jau vėl per toli nuėjote. Ir man neleido pabaigti mano minutės, mano sekundės. Palaukit. Pone Vaitkau, noriu priminti klausimą. Ar tokie turi išlikti, kaip dabar yra komplikuoti santykiai su Kinija, ar tapę valdančiosios koalicijos dalimi, jūs imtumėtės jų gerinimo? Tik tai gerinti, neabejotinai gerinti. Kinija yra pasaulio gale, kuri ateityje valdys pasaulį. Vietoje Amerikos užėmusi vietą. Arba Amerika su Kinija pasidalins pasaulį. Ką pasakė labai seniai Miuncheno konferencijoje? Negerai Amerikos policininkas visam pasauliu. Ir Amerikai negerai, ir pasauliui negerai. Gyvenkime daugiapoliniam pasauliu. Mes vakariečiai, nes Lietuvos valdžios sprendimų, mes tam buvom kategoriškai prieš, nes vieną šeimininką turim ir reikia jo klausyti. Tai su Kinija gerinti visapusiškai santykius. Nesakau, kad atsiprašyti, pasakyti, mūsų valdžia buvo tokia. O dabar mes žiūrime į jūs kaip į tolygų ir geranorišką partnerį. Ir Cichanovskają išsiųsti skubiai iš Lietuvos. Nes su Baltarusija mums irgi santykius reikia gerinti. Irgi norės. Ponas Vaitkus. Aš priminsiu tik tai visiems. Vieningos Kinijos politika tai yra pasirašytas dokumentas tarp Kinijos ir Taivanio. Jie tarp savęs pasirašė, kad tai yra vieninga Kinija. Ir mūsų kitų šalių pritarimas ar nepritarimas, tai yra mūsų tiesiog, uždavinys, visas pasaulis gali pripažinti, kad Taivanis turi vadovauti visai Kinijai, gali pripažinti, kad Pekinas turi vadovauti visai Kinijai, jungtiniai Kinijai. Jie tarp savęs susitarė ir nesikiškime į tarpusavio barnius. Mes kišamės į Baltarusijos tarpusavio barnius, mes kišamės į kitų šalių vidaus reikalus, nurodydami, kaip jos turi gyventi. Tai gal nesikiškime, gal pripažinkime lygiateisiškumą kitų šalių. Ir Lietuvai pareikalaukime, kad bendraujame su visais lygiateisiais pagrindais. Aš Šaikos lyderiui Pavilioniui noriu atsakyti. Adenauerio fondo kūriniui. Klausykit, baigim. Jau taip nebegalima. Atsiprašau, čia jo žodžiai, čia ne mano žodžiai. Čia jo žodžiai yra. Kad kai Baltarusijos trąšos kainos kyla, tai tada pasaulinės maisto produktų kainos kyla. Bet jeigu mūsų uždavinys, kad maistas brangtų, tai mes elgiamės teisingai. Apribodami ekonominės sankcijas ir trąšų judėdama, kad jos būtų brangesnės trąšos. Aš Zuoko komandai atsakysiu. Kai Pol Potas buvo nuverstas Kambodžoje, tai jisai vis tiek posėdžiavo jungtinėse tautose. Ir tai reiškia ką?
Jūsų pavyzdys, Kinija nedemokratinė valstybė ir baisi, o Singapūras visiškai nedemokratinė valstybė, su kuria mes labai sėkmingai bendradarbiaujame. Kinija parodė visam pasauliu iki šiol nematytą ekonominį stebuklą. Keli šimtus milijonų žmonių ištraukusi iš skurdo. Lietuvoje 200 tūkstančių žemiau pragyvenimo absoliutaus minimumo. Gali daryti, ką norit, bet šitą temą baigiam. Viskas, labai griežtai sakau, kad baigiam. Einam prie dar vieno klausimo ir paskutinio jau šiandien. Klausimas toks. Ateina tokios žinios, kad Lenkijos užsienio reikalų ministras kelia Lietuvai reikalavimus priimti tautinių mažumų įstatymą, įteisinti diakritinius ženklus nelietuviškose asmenvardžiuose, įsaugoti lenkiškas mokyklas, nejungiant su lietuviškomis. Ar jums teko girdėti apie tokius reikalavimus ir ar jūsų požiūriu tai priimtini Lietuvai reikalavimai? Ar tapę valdančiosios koalicijos nariais imsitės juos realizuoti? Pone Vaitkau. Neteko girdėti apie tai, ką jūs čia pasakojot, nes kiek čia gandų, negandų, bet diskriminacija Lietuvos draudžia konstitucija. Draudžia konstitucija, mes tokią ją esam priėmę. Ir mano klausimas retorinis, aš nesakau, kad ryt priimti, o kodėl rusų tautybės žmonėm mes neleidžiame jų nacionaliniais raštų pasirašyti vardus ir pavardės. Kodėl leidžiam vienai tautai, neleidžiam kitai? Atsakymo iš šito jūs neturėsite. Aš šitą suprantu. Kodėl Lietuvoje kitų tautybių, kurių yra nedaug, neleidžiate taip pat pasirašyti? Jūs nusprendėte, kad diskriminacija nusispjauti, jinai yra galima. Ir tą pastoviai įvairiais būdais jūs traktuojate. O aš sakau, Lenkai, Lietuvoje gyvenantis, tokie patys Lietuvos žmonės ir patriotai, kaip ir lietuviai, taip kaip ir rusai čia gyvenantis. Ir jeigu jie nori savo vaikus mokyti Lenkai,